Šiaip yra labai patogu. Nu, patogu, matot, aš vaikštau vienas po šitą valtį, jo stabilumas, mes aišku patikrinsim ir dviese dar tą stabilumą su kolega, pabandysime stabilumą dar ir tryse. Ir noriu parodyti tokį gal vieną naujausių Bremos modelių, tai Brema 400 V-Bass. Sveiki gyvi žvejai, ne tik žvejai, nuo ežero pakrantės, šiandien trumpas reportažas, mažiau meno, daugiau konkretikos. Tai gerai, tada vyrukai aš pasikviesiu jūs į valtį, ne, jūs mane pasikviesit, gerai. Pasakysiu iš karto preliminariai, kad reiškia Raimundas praplaukė su 20-uku ir greitis buvo ten 41 suveikė ribotuvas, tada 2 keleiviai praplaukė, buvo 39 suveikė ribotuvas, o dabar pasibandysime 3, tai yra taip kaip realiai mes būtume gyvenimiškos sąlygom su reikiama įranga, su varikliais, su echolotais, su akumuliatoriais. Tai 3 žmonės matyt atitiks šitą svorio, šitą apkrovos kriterijų. Taigi mes valtelėje 3. Raimundas turi GPS greičio matuoklį. Truputėlį čia kėdė reguliuojama, pasisuksim taip. Įsivaizduosim, kad aš esu inkaras, akumuliatoriai ir visa manta, kuri yra sudėta čia šitose skyriuose, tai tarkim valius, tada antras žvejys atsisės šiandien į šitą vietą, ant šitos dėžės. Truputėlį tą pusę pasislink balansą Raimundui. Va taip pat svert. Tai kažkas su baidarė žvejoja, kaip suprantu, ne? Sėdė iš baidarės, tai kažin ar neseliavas buvo kokias? Ai, panašiai, kad vietoj Inselevyčių turbūt jis ten. Tai to nuplauksim. Laikykitės. Atsistoja. Taip, žvejas priekyje nėra gerai, 35 kilometrai. Kiek, Raimundai? Kiek? 35. 35? Tai valis gale sėdėjo buvo 37. Taip. Valtis labiau mėgsta svorį gale. Valtis 230 kg, kaip ne kaip. Iš mūsų yra gal 80 su degėlė, Raimundas gal panašiai, ne? 82. 82, Valiau, kiek tu sveri? Sakygi. 92. 90 traukė? Debatų. 92. Aišku, tai metų neklausim, žinai, paskui, kad jau tai nesureaguotum. O įsižeidė. Nu dar išeik dabar. Gerai. Nežinau, išlipimas į glysą, tryse, nesvarbu, ar valius priekį ar gale sėdėjo, tas pats jisai nuo 27 tik tai atsistoja. Aha. Iš esmės nelabai buvo skirtumas, kuris čia sėdė, ne? Valius, kai gale sėdėjo, tai tada tas laiko tarpas tik tai ilgesnis buvo išėjimo. Jo, tas bet greitis vis tiek vienodas buvo. Išsikėlimas. Ja. Davai, spausk. Iš viso neišlipsim. Opa.
kameros prikišk, aš nežinau, ar girdisi, ką mes čia kalbam. Staigiai nestabdėk. O ką, vandens bijai? Spaudžia, greitis mažėja. Gali būti. Pakeitėm kojos kampą. Truputėlį ką padarė, jį atlenkė šitą. Jo, atlenkiau, nes buvo visai prispaustas prie trakas. Viena padėtis ir labai daug ką pareiškia. Ateik, atsisės, kad būtų. Jau ribotuvas suveikinėja 38,7. Bet sraigto kito nereikia, čia turėtų būti šitas. Darysi greituminis, tai dar lėčiau reaguos. Pagal tą svorį jau tada susirinkti reikėtų, kaip susikomplektavus valtis, reikia derintis. Čia 10 originalus sraigtas. Jeigu vienas plaukės, tai reikia keisti sraigtą. Jo, jeigu vienas... Tai ir dviese su valim plaukiam irgi tas pats jau suveikinėja. Jau 11 praverstų. Jo. Su manta, jeigu sunkiau 10-ukas normaliai. Tai kas 35, 37, 38, 39 lyg tai vietom sumirksėdavo, bet tai... Su 20-uku aš nepamenu, kuo mes greičiau plaukiam iš viso kada nors. Ar buvo, kad bus. Ne, tai tu gali plaukti, bet tai tada išsiplikini valtį tą visą. Tai kokia nors... Tai dabar paėmus vien tą valtės svorį jau jinai. Taip, aš nekalbu apie tos pripučiama, kokia 3 metrinė, 3,30, pripučiama valtis ten su 20, tai gal ir 50, bet tokiam lygiai maždaug aš nepamenu, kad kažkas ten būtų mums greičiau ir plaukęs. O iš šitų fletų? Irgi tas pats freitis apie 40. Irgi, jo. Svarbiausia, kad nereaguoja, ar tu stovi, ar tu sėdi vienodai. Į pasipriešinimą valdas nereaguoja. Jokio būringumo. Kažkoks yra. Ką plaukiam arčiau kranto, įsėsim ant borto, jeigu ką iškrysime, tai netoli krysime. Taip saulutė šviečia čia ant šito borto. Sėsk pašalia, Raimondai. Aš sustabdžiau valtį. Kad hidrosmūgio nebūtų? Ar kad su telefonu? Iš kameros, kamera neparodo to pasvirimo. Bet esmė tame, kad... Tai negilu galima. Esmė, kad tokios nejaučiu aš ribos, kad toj pusėj padangas galėtum keisti jau. Supratau. Mane liepto dar išleiskit, aš jūs tada iš šoniuko ant borto, tada matosi valties pasvirimas. Šiaip žmonėmgi aktualu visada, kokiu greičiu plaukia, kaip jinai stabilumas, kaip kas. Banga, tai jinai gerai kerta, jinai turi masės. Masė, bet taškytis nesitaško. Jo. Taškymosi vat nėra. Buvome šiandien bangos, šiandien ten nei lašiuko į vidų. Ne. Op. Tai gerai, dabar taip.
Šaunu. Nežinau, tu daryk kažką, tai, bet mes dabar užsiinkaravom. Jo. Ačiū. Galu pastatykit ir ant šono atsisėskit ant vieno borto, nu ir čia tiek tų reikalų. Va, toks vat vaizdas. Tikiuosi užsikabinti, kad reikia už kažko tai. Tai jinai dabar tuščia, būtų vis tiek kažkokia manta, kažkokie daiktai sudėti. Nu tai ja. Dar kitaip laikyti. Liuks viskas, okei. Misija baigta, sesija baigta. Sesija baigta, valtis patikrinta. Sunku sumontuota, įdėta į... Telefoną šakinėja. Įdėsim į savo Paliko vaikus kanalą, vienus. Tai šiemet nebuvo tų labai daug galimybių, nebuvo tiek daug laiko pafilmuoti daugiau, bet gal sezonui pasibaigus mes dažniau susitiksime su jumis laivybos apžvalgoj. Iki naujų pasimatymų, viso geriausio.